6 skyrius. Savivaldybės vykdomoji institucija. 25 straipsnis. Meras. Išrinktas meras įgyja įgaliojimus ir pradeda eiti mero pareigas po to, kai prisiekia šio įstatymo nustatyta tvarka. Meras tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, vyriausybės, savivaldybės tarybos, savo sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais. Per 3 mėnesius nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos meras paskiria savivaldybės administracijos direktorių, vicemerą. Jeigu savivaldybės administracijos direktoriaus vicemero įgaliojimai nutrūksta per 2 mėnesius nuo įgaliojimų nutrūkimo dienos, meras paskiria naują savivaldybės administracijos direktorių, vicemerą. Draudžiame merą persekioti už pareikštą nuomonę savivaldybės tarybos ar jos komitetų komisijų savivaldybės kolegijos posėdžiuose, už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės netitinkančios informacijos paskleidimą meras atsako įstatymų nustatytą tvarką. Meras užtikrina, kad savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama regiono plėtros tarybos kolegijoje ir šios kolegijos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami savivaldybėje. Laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. Būtų sudarytos tinkamos vietos gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus sąlygos, nustatytos šio įstatymo 42 straipsnyje. Būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams, bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis. Mero sprendimai įforminami potvarkiais. Mero potvarkiai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus potvarkius, kuriuose yra valstybės tarnybos komercinę paslaptį sudarančios arba asmens duomenimis, kurių skelbimas netitiktų reglamento reikalavimų susijusios informacijos. Meras negali dirbti kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose ir gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti skirto mero fondo dydis nustatomas nedidinant bendrų savivaldybės reprezentacijai skirtų lėšų ir priklauso nuo savivaldybės tarybos narių skaičiaus. Savivaldybės taryba, kurioje yra 41 ir daugiau tarybos narių, gali skirti kas mėnesį iki 3 savivaldybės tarybą, kurioje yra 27 iki 31 tarybos nario, iki 2, o kitos savivaldybės iki 1 valstybės duomenų agentūros skelbiamo paskutinio Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio sumą. Mero priesaika. Nustatomas toks išrinkto mero priesaikos tekstas. Aš, vardas pavardė, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Te padeda man Dievas. Prisiekti leidžiama ir be paskutinio sakinio. Mero priesaikos priėmimo tvarkai mutatis mutandis taikomos normos, nustatančios tarybos nario priesaikos priėmimo tvarką. Meras šio įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs arba prisiekęs su išlyga vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu netenka mero mandato. Šis vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Prisiekusiam merui priesaiką priėmęs asmuo įteikia savivaldybės mero pažymėjimą. 27 straipsnis. Mero įgaliojimai. Meras yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir savivaldybės bendruomeniai už savo ir savivaldybės veiklą. Meras
organizuoja savivaldybės biudžeto sudarimą ir vykdymą, teikia savivaldybės tarybai savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto tikslinimą ir savivaldybės metinio ataskaitų rinkinį, sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių projektus ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžių ir jiems pirmininkauja, posėdžius šaukia savivaldybės tarybos ir jiems pirmininkauja. Pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo protokolus. Teikia savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą nuostatus. Priima į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė vadovus, įgyvendina kitas funkcijas susijusias su savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė vadovų darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, bei kaip jie įgyvendina įstatymus, vyriausybės nutarimus ir savivaldybės tarybos sprendimus. Kontroliuoja ir koordinuoja viešasis paslaugas teikiančių subjektų darbą, įgyvendina juridinio asmens dalyvio turtinės ir neturtinės teisės bei pareigas ir atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas. Organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą, teikia tvirtinti savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ir savivaldybės dalių bendruosius planus, tvirtina detaliuosius planus ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, įstatymų nustatytais atvejais tvirtina žemėtvarkos planavimo dokumentus, teikia savivaldybės tarybai tvirtinti gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstimą, sugrupavimą į seniūnaitijas, kai jos sudaromos. Atkuria savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamo turto nuosavybės teisės religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, reglamento nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenys atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Atstovauja savivaldybei regiono plėtros tarybos kolegijoje, gavęs savivaldybės tarybos pritarimą sudaro savivaldybės bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio institucijomis sutartis. Pagal savivaldybės tarybos nustatytą tvarką atstovavimą Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti gali naudoti mero fondo lėšas ir atsiskaito už jų panaudojimą. Reglamento nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai vicemero kandidatūrą, teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl mero politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų mero politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojus, suteikia savivaldybės administracijos direktoriui, vicemerui ir kitiems mero politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojams atostogas, siunčia šios asmenys į komandiruotes. Reglamento nustatyta tvarka skelbia vietos gyventojų apklausą. Reglamento nustatyta tvarka gali siūlyti savivaldybės tarybai pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių atitikties finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto atitikties finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose. Savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupės ir savivaldybės tarybos narių, iš savivaldybės tarybos narių šių sutikimų.
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų. Organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis kvalifikacijos tobulinimą. Priima sprendimus dėl žemės sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būsto keitimo. Išduoda sutikimus ir priima sprendimus dėl savivaldybės patikėjimo teisę valdomos žemės, valstybinės žemės naudojimo, susijusios su statytojo teisės įgyvendinimu, susisiekimo, komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimu, veikla vandens telkiniuose ir žemės gelmių tyrimų, valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo ar įkeitimo, teritorijų, kuriuose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo, sandorių nustatomų servitutų patikėjimo teisę, valdomose valstybinės žemės sklypuose nustatymo, bendraturčių teisių įgyvendinimo ir pasirašymo žemės sklypo ribų paženklinimo akte ir ar žemės sklypo plane. Išduoda sutikimus laikinai naudotis žemės ūkio veiklai, vykdyti žemės sklypais, nesuformuotais laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotais, patikėjimo teisę valdomais savivaldybių. Vykdo kitus šiame ir kitose įstatymuose nustatytus įgaliojimus. Meras įgaliojimams vykdyti gali pasitelkti savivaldybės administraciją. Meras turi nuolat bendrauti su savivaldybės nuolatiniais gyventojais. Meras reglamentų nustatyta tvarka atsiskaito savivaldybės bendruomeniai už veiklą. Ši informacija apie mero veiklos rezultatus įtraukiama į šio įstatymo 62 straipsnėje nurodytą savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį. Šio straipsnio antros dalies 12, 13, 28, 29 ir 30 punktuose nustatytas funkcijas meras, merą pavaduojantis vicemeras arba laikinai mero pareigas einantis savivaldybės tarybos narys turi teisę įgalioti atlikti savivaldybės administracijos direktorių. Šios straipsnio antros dalies 12, 13, 28 ir 29 punktuose nustatytas funkcijas meras, merą pavaduojantis vicemeras arba laikinai mero pareigas einantis savivaldybės tarybos narys turi teisę įgalioti atlikti savivaldybės administracijos direktorių. 28 straipsnis. Savivaldybės tarybos priimto teisės akto grąžinimas, pakartotinai svarstyti, jo svarstymas ir priėmimas. Meras turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas motyvuotai grąžinti savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus savivaldybės tarybai pakartotinai svarstyti. Meras motyvuotai grąžinęs savivaldybės tarybai jos priimtą teisės aktą pakartotinai svarstyti šaukia savivaldybės tarybos posėdį reglamento nustatyta tvarka. Mero motyvuotai grąžintą teisės aktą savivaldybės taryba pakartotinai svarsto iš naujo arba priima sprendimą laikyti jį nepriimtą. Grąžinto teisės akto priėmimo metu balsuojama ar priimti teisės aktą su mero teikiamomis pataisomis ar be pakeitimų. Pakartotinai savivaldybės tarybos apsvarstytas teisės aktas laikomas priimtų su mero teikiamomis pataisomis, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė savivaldybės tarybos posėdėje dalyvaujančių tarybos narių. Pakartotinai savivaldybės tarybos apsvarstytas teisės aktas laikomas priimtų be mero teikiamų pataisų, jei už jį balsavo daugiau kaip 1/2 visų savivaldybės tarybos narių. 29 straipsnis. Mero teisės. Merui netaikomos darbo kodekso nuostatos, išskyrus nuostatas reglamentuojančias darbo ir poilsio laiką, atostogas, kiek tai nenustatyta šio straipsnio antrojoje dalyje, žalos atlyginimą ir darbuotojų saugą ir sveikatą. Meras turi teisę į 22 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliasias atostogas,
Merui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą, kaip jis apibrėžiamas valstybės tarnybos įstatyme, suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti didesnė kaip 37 darbo dienos. Merui atostogos suteikiamos reglamento nustatyta tvarka, atostogų metu meras neatlieka mero pareigų. Vadovaujantis darbo kodekso nuostatomis, merui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, nemokamos. Atostogas meras suteikia savo potvarkiu. Apie merui suteiktas atostogas reglamento nustatyta tvarka informuojama savivaldybės taryba. Meras turi teisę į darbo kodeksą nustatytas lengvatas asmenims, auginantiems vaikus, ir į lengvatas asmenims su negale. Meras priima potvarkius dėl savo vykimo į komandiruotės. Apie mero komandiruotę reglamento nustatyta tvarka informuojama savivaldybės taryba. Meras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie mero prašymų teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Mero visuomeninių konsultantų gali būti pilnametis asmuo. Mero visuomeninių konsultantų negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarimo ir turi neišnykusi ar nepanaikintą teistumą, taip pat jeigu jis yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys. Siekiant užtikrinti viešumą ir skaidrumą, informaciją apie asmenį, mero paskirtą jo visuomeninių konsultantų, asmens vardas, pavardė, paskirimo data, nedelsiant paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir joje skelbiama tol, kol asmuo eina mero visuomeninio konsultanto pareigas. Pasibaigus mero įgaliojimo laikui, jeigu jis neišrenkamas meru dar vienai kadencijai arba mero įgaliojimams nutrūkus nesuėjus terminui, išskyrus atvejus, kai meras savo įgaliojimų netenka savivaldybės tarybos sprendimu pagal šio įstatymo 13 straipsnį, buvęs meras turi teisę vyriausybės nustatytą tvarką grįžti į iki išrinkimo meru eitas savivaldybės tarnautojo pareigas, išskyrus politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, o kai tokios galimybės nėra, į kitas lygiavertes ar žemesnės valstybės tarnautojo pareigas, išskyrus politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas. Be to, šioje dalyje nustatytų atvejų meras turi teisę grįžti į iki išrinkimo meru eitas pareigas, jeigu jis ėjo šias pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės valdomoje įmonėje, o kai tokios galimybės nėra, į kitas pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės valdomoje įmonėje. Jeigu iki išrinkimo meru šis asmuo ėjo pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės valdomoje įmonėje, kurioms buvo nustatyta kadencija, kai yra tokia galimybė, jis turi teisę grįžti į šias pareigas likusiam kadencijos laikui. Jeigu šis asmuo iki išrinkimo meru tokių pareigų neėjo arba atsisakė pasiūlytų kitų žemesnių valstybės tarnautojo pareigų arba kitų pareigų savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės valdomoje įmonėje, jam išmokama 3 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Ši išmoka išmokama per 3 mėnesius lygiomis dalimis kas mėnesį. Jeigu asmuo pradeda eiti pareigas valstybės tarnyboje ne anksčiau negu po 3 mėnesių, likusi neišmokėta išmokos dalis nemokama. Jeigu šis asmuo mero pareigas ėjo mažiau kaip 1 metus, iki kadencijos pabaigos jam išmokama 1 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. 30 straipsnis. Mero pavadavimas, laikinas mero pareigų ėjimas. Merą pavaduoja mero paskirtas vicemeras, kai meras dėl atostogų laikinojo nedarbingumo, nusišalinimo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai neina savo pareigų. Mero įgaliojimai sustabdyti teismo nutartimi,
Merą pavaduojantis vicemeras vykdo visus šiame ir kituose įstatymuose nustatytus mero įgaliojimus, išskyrus nustatytuosius šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5, 7, 15, 19 ir 20 ir 21 punktuose. Vicemerui pavaduojant merą šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 15 punkte nustatytus mero įgaliojimus vykdo savivaldybės taryba, o šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys. Mero pareigas laikinai eina savivaldybės tarybos posėdėje dalyvaujančiųjų tarybos narių balsų dauguma paskirtas tarybos narys, kai mero įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui, išrinktas neprisiekęs meras netenka mandato ar mero rinkimų rezultatai pripažįstami negaliojančiais. Mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys vykdo visus mero įgaliojimus išskyrus nustatytosius šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 15, 20 ir 21 punktus. Šiuo atveju mero įgaliojimus nustatytus šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 15 punkte vykdo savivaldybės taryba. Savivaldybės tarybos merui laikinai einant mero pareigas, kai savivaldybės tarybos nario teisės ir pareigos laikinai sustabdomos, mero pareigas laikinai einančio tarybos nario darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina savivaldybės taryba. 31 straipsnis. Mero įgaliojimų sustabdymas. Mero įgaliojimai gali būti sustabdomi teismo nutartimi. Mero įgaliojimus sustabdžius teismo nutartimi įgaliojimų sustabdymo laikotarpiu merui mokamas 0,5 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas. Mero įgaliojimai taip pat gali būti sustabdomi tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatyme nustatytų pagrindų. 32 straipsnis. Vicemeras. Meras savo įgaliojimų laikui skiria vieną ar kelis vicemerus. Vicemeras yra politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Vicemeras atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Meras savivaldybės tarybai teikia kandidatūrą į vicemero pareigas, jeigu savivaldybės taryba 2 kartus iš eilės nepritarė teikiamai kandidatūrai į vicemero pareigas ir šio klausimo nesvarsto, meras turi teisę savo sprendimus savivaldybės tarybai teiktą kandidatą paskirti vicemeru. Jei meras savivaldybės tarybai priima pirmą kartą nepritarus jo teiktai kandidatūrai arba jos nesvarsčius teikia kito asmens kandidatūrą į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu vicemeru paskirti pasirinktą vieną iš savivaldybės tarybai teiktų kandidatų į vicemero pareigas. Didžiausias galimas savivaldybės vicemerų skaičius nustatomas atsižvelgiant į savivaldybės tarybos narių skaičių. Savivaldybėje, kurios taryba sudaro 41 ir daugiau tarybos narių, gali būti steigiamos nedaugiau kaip 4 vicemero pareigybės. Savivaldybėje, kurios taryba sudaro nuo 27 iki 31 tarybos nario, gali būti steigiamos nedaugiau kaip 3 vicemero pareigybės. Kitose savivaldybėse gali būti steigiama nedaugiau kaip 2 vicemero pareigybės. Vicemerui užtikrinama teisė grįžti į iki paskirimo vicemerų eitas pareigas mutatis mutandis, taikant normas, nustatančias administracijos direktoriaus teisę grįžti į iki paskirimo administracijos direktoriumi eitas pareigas.